amžiaus pirmos pusės lietuvių neotomistinės kritikoje gyvavusios meno vertybinių sampratos. Neotomizmui, oficialiaja katalikiškosios filosofijos doktrina, buvo grindžiamos Adomo Jakšto, Stasio Šalkauskio ir Jono Vilniaus pažiūros. Šiame pranešime nesimsiu lietuvių neotomistinės estetikos ir prancūzų neotomizmo, kuris pasiekė Lietuvą 40-metyje sugretinimo. Mane domina mūsų neotomistinės estetikos ir ją besiremiančios meno kritikos kaip teorinių diskusijų katalizatoriaus vaidmuo. Prisiminkime, kad neotomistinės estetikos ir ją grindžiamos meno kritikos oponentai buvo ankstyvojo modernizmo estetinės minties ir meninės kūrybos įtvirtintojai. Pirmajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje Adomas Jakštas polemizavo su Garbačiausku. Antrajame ir trečiojo pradžioje Balys Sruoga prieš Jakštą, trečiajame dešimtmetyje Jakšto ir Mykolaičio Putino svarstymai meno esmės klausimų, ketvirtajame jau katalikiškojo modernizmo sąjūdis. Grožio samprata, kurioje grožis gamtoje ir meno kūrinyje priklauso nuo objektų savybių, estetikos istorikai vadina objektyvistinė. Tomo Akviniečio žodžiais, kažkas yra gražu ne dėl to, kad mėgstama, bet dėl to mėgstama, kad yra gražu. Komisinio nurodomos savybės, tai integritas, vientisumas, proporcija, darbumas, klaritas, spindėjimas, šviesa, švytėjimas. Reikėtų prisiminti, kad menas imtas laikyti grožio kūrybą tik nuo Renesanso, kad cituojant Atakevičių, viduramžiais mene neieškota grožio, grožis buvo būdingas gamtai gerokai. 1909 metų Jakšto straipsnį, kas yra grožis, pateikiamas tomizmo rašymo žodžio apibrėžimas. Objektyvioji grožio definicija nurodo, kad grožis glūdi tam tikroje harmonijoje proporcijoje, tam tikroje vienodėje. Subjektyvioji definicija, kad grožis teikia malonumą jausmą. Pasak Jakšto pažiūras skyrusio Ališausko, tomistinį klaritas Jakštas įvardino kaip aiškumą, o aiškumą prilygino suprantamumui ir neštikėjimui. Jakšto kultūros filosofijos žmogus tai Dievo kūrybos pavyzdžių sekantis mažasis kūrėjas. Ir jam privalu atsižvelgti į Dievo kūrybos savybės ir prieš tai jų. Pasak Jakšto grožio normos nustatomos pažįstant gamtoje įkūnytas dieviškosios kūrybos savybės, cituoju Odėjaus kurtam pasaulyje, išpatrauja didžiausias dėsningumas. Visą ten amžių išmatuota, apskaityta, nustatoma. Meną apibrėžia kaip grožio kūrybą, o meno kūrinio grožis, vienintis įvairių sintezė, vartojama idėjai išreikšti protų prieinamų jausmams malonumų. Jakštui besidominčių logika ir matematika rūpėjo matematiškai apskaičiuojama tvarka. Pasak tarpukario estetikatyrusio Andriuškevičiaus, koncentruodamas dėmesį objekto išvaizdą ir obelių santykis, kad kartais tarsi pamiršto grožio antgamtinę kilmę, tokį dėmesį įsiminėms grožio požymiams galėtume aiškinti tuo, kad Jakštas kaip meno kritikas ieškojo apčiuopiamų meno kriterijų. Dievo kūrybos savybės, dėsningumą, tvarką, aiškumą iš estetikos eksplikavęs į meno kritiką. Jakštas traktavo jas kaip klasikinio meno kanoną. Antanas Maceinas, samprotaudamas apie Jakšto meno sampratos normatyvinį pobūdį, rašė: kai tik mes pereinam iš realinės sferos į realinę sritį, kai mes dieviškosios kūrybos normų ieškome konkrečiuose dalykuose, mes savaip abrėžiame žmogiškojo kūrybą, stabdome ją prie tam tikrų normų. Jakštas stengiasi stabdyti lietuvių meno modernėjimą ir išlaikyti meną klasikinės paradigmos ribose. Priešiškumą net ir nuosaikiam modernizmui greta teorinės pozicijos turbūt lėmė asmeninis meninis skonis. Tai klasikinė eilėta poezijoje, didaktinis naratyvas prozoje, akademistinis natūros idealizavimas veikloje. Visų laikų menininkams privalomos Dievo duotos kūrybos normos yra kelias pasiekti, cituoju, tikrų grožio, kvalifikuoto rezultato, jei nepavyksta, tai dėl talento arba profesinės meistrystės stokos, bet nesiekti kūrybingumo, kaip kad pseudo grožio pasidavusiame modernizme. Juk modernistas, vėl cituoju, norėdamas nustebinti žiūrovo formos nepaprastumu, padaro į protų neprieinamą jausmams nemalonę. 20
metais Jakštas kritikavo vokiečių krikščionišką ekspresionizmą ir saugodamas lietuvių dailę nuo individualizmo klystkelių ragino dailininkus prieš imant teptuką ir rankas klausti viešpatie, ar tai kažką piešti, atsako tavo valė. Vėl citata. Labai dažnai atsižvelgimas į moralinę realybę duoda kritikui galėjimą atskirti tikrą grožį nuo pseudogrožį. Nes, pasak Jakšto, tiesos gėrio ir grožio vienovės principas reiškia, kad jei menininkas prieštarauja vienai iš jų normų, prieštarauja kitoms. Tuo Jakštas grindė moralistinį meno vertinimo kriterijų. Apie Jakštą kaip kraštutinį moralistą liudija, pavyzdžiui, straipsnis apie meno mokyklos studentų parodą, kurioje buvo eksponuoti aktai, kurie, atsiprašau, nusėdo bateriją. Tuoj sekundę. Priekaištavo už per didelį dėmesį juodo kūno vaizdavimui. Čia tai Jakšto pavyzdį. Šiuo straipsniu pasitikinusių dailininkų aiškinimą, kad studentai privalo išmokti vaizduoti nuogo kūną, Jakštas pavadino apgaulingu, kadangi modernistai sąmoningai deformuoja tikrovę, natūros studijos jiems ir nereikalingos. Taigi skatinimas vaizduoti apnuogintą kūną yra dorovės normas ignoruojančių vyržmogių dangstymasis profesiniais interesais. Pasak Andriuškevičiaus, reikėtų klausti, cituoju, kiek menas turi ir ar iš viso turi atsiprašyti dorovės normas. Būti džiaugsmus, kiek jam pakanka pačioje jo esmėje, šiuo atveju grožyje, ūkinčio neeksploatuoto gėrio. Ir pastebėjo, kad Maritenas Solovjovas pasisakė prieš empirinį meno doroviškumą, o Jakštas giluminį meno ryšį su dorovės skubėjo paversti realiniu paviršutiniu. Šalkauskis, kaip žinoma, meno kritika neužsiėmė jos techninės pareigas, intelektualinę bendruomenę pasiekti per veikalą kultūros filosofijos metams ir per teologijos filosofijos fakultete skaitytą paskaitą, paskaitų kursą bei meno mokykloje skaitytos paskaitos pagrindu 28 metais Lvovos publikuotame straipsnyje Brolis filosofijos šviesoje. Šalkauskio estetikos kurse akcentuojama dorovės normų interiorizavimo būtinybė. Jeigu doras statybų meno kokių reikalavimų kūrybos tvarkoje, nežinoma suvaržytų meno autonomingumą ir sugrūstų laisvą kūrybos tikslą menininko psichikoje. Kita vertus, menas yra laisvas savo srityje, bet jo sritis yra subordinuota bendram žmogaus gyvenimo tikslo. Jeigu tai visa meno sritis negali prieštarauti šiandien. Jei prieštarautų, tai negalėtų padidinti gyvenimo tobulumo, neštų disharmonijos ir tuo pačiu trukdytų estetinę
Grožėjimus, nes doros reikalavimų nepaisančių meninių kūriniai sukėlė subjektyvų pasipiktinimą ir tuo sukūršė sėkmėmis. Šie samprotavimai liudija, kad Šalkauskio meno autonomijos ribos daug siauresnės, nei, pavyzdžiui, Maritenui, kuris tvirtino, kad menininkas kaip menininkas atsakingas kaip menui, o kaip žmogus Dievui, ir kuris pripažino, kad žmogus nėra didžių poetų. Šalkauskis, kaip Jakštas, argumentų grožio ir gėrio tarpusavio priklausomybei pagrįsti ieškojo vadinamoje subjektyvinėje grožio pusėje, tai yra estetinio suvokimo plotmėje. Tuo grožis objektyvinių savo pagrindų ir tuosegi subjektyvinių pasireiškia mūsų psichikoje kaip atitinkamas estetinis įspūdis. Bet Šalkauskio pažiūrose nėra grožio pripažinimo reliacinė, tai yra subjekto santykio su objektu, lieka egzistuojančias savybė. O kaip tik tai nuo 19 amžiaus estetikai leido atsisakyti objektyvizmo ir neistoriško amžinų grožio normų. Tiesa, Šalkauskio koncepcijoje dieviškos kilmės normų pažinimo kelyje svarbus vaidmuo skiriamas genijaus intuicijai, gautai kaip Dievo dovana. Būtent genialaus menininko kūriniai suteikia dėsnį ir taisyklę eiliniams menininkams. Pastaigesnis bei kitos techninio jausmo dar būtina teisybė lavinti skonį ir neskutinti jos seka atitinkamais pavyzdžiais. Polemika tarp Jakšto ir jo oponentų sulaukė intelektualų bendruomenės dėmesio, todėl Šalkauskiui rūpėjo pabrėžti, kad neotomistinė estetika nėra vien normatyvinė spekuliatyvumas įvaizdžiai. Kaip aiškina Šalkauskis, neoplastikoje bendroji estetika yra normatyvinė, o specialioji estetika, tai yra menotyrinės disciplinos, yra deskriptyvinės, grindžiamos estetinio gyvenimo patirčių tyrimų. Tačiau Šalkauskis darė prie normalumo sugrąžinčią išlygą, tvirtino, kad svarbios ne visos estetinio gyvenimo patirtis, bet tos, kurios gautos iš, cituoju, normalių meno kūrinių, ką priskirti normaliem kūriniam. Kokius vertinimo kriterijus galima eksplikuoti iš Šalkauskio deskriptyvinės estetikos, leistų spręsti bene vienintelis pavyzdys. Tai kūrybos procesų skirta paskaitų kurso dalis, kurioje kalbėta apie išraišką ir apipavidalinimą. Taigi, ekspresionizme, šio tipologiškai vartojamų terminų aprėpiamas visas modernizmas, per didelę persvarą tenka išraiškos pradų, nes iš baimės būti atsilikėliais, modernistai nesinaudoja praeities patirtimi ir nekreipia dėmesio į apipavidalinimą, cituoju, menišką formą, tai reiškia klasikinę formą. Pasak Šalkauskio, sėkmę laiduoja išraiškos ir apipavidinimo pradų darnų. Šiuo Šalkauskio įsitikinimu neotomistinės estetikos patvirtintų požiūrių privalėtų vadovautis jauni lietuvių dailininkai ir tuomet išvengtų pavojus nueiti su barbarėjimo keliu. O tai rašyta turint omeny nuosaikiai modernistinę nepriklausomybę parodą 30-ais, kur ten to su barbarėjimu labiau mažai. Su meniniu gyvenimu susijusiame 3-ojo dešimtmečio diskurse konservatyvios meno sampratos gynėjus ir modernybės priešininkus atstovavo Jakštas. Lietuviškai dekadentų teikimas ir menko meninio lygio, bet anot Jakšto nepasidarusio subjektyvizmo pliskė literatūros beveikis palaikymas sukėlė aštrią menininkų reakciją. Jakšto oponentai aiškino visuomeniai, kad teorija, laikant į grožio objektyvę savybę, Europos estetikoje jau anachronizmas, kad grožio teorijos užleido vietos skonio teorijos. Balys buvo paklausdamas, ar įmanoma patikrinti, kad Jakštas teisingai supranta dieviškas grožio normas, išryškino objektyvistinę sampratos trūkumą. Jakštui beliko pripažinti, kad Dievo žmogui davė tik gebėjimą skirti grožį nuo šykštynės, bet nedavė pabaigtos estetikos. Taigi konkrečiai suformuluoti kūrybos normas yra meno teoretiko uždavinys. Jakštui nepavykdavo atremti oponentų teiginio, kad visuomet turimo reikalo su dieviškųjų normų interpretacija, o ji negali būti istoriškai nesąlygota, tai kaip grožio normos būna kurio nors laikotarpio grožio normos. Tie, kas kritikavo neotomistinę estetiką ir jos vardu kalbėjusi Jakštą, vis dažniau įtikindavo publiką, kad Jakšto propaguojamas akademinis grožio idealas yra asmeninė preferencija, o ne vienintelis teisingas stilistinis kanonas. Katalikiškoje estetika kaip teisingų kūrybos normų teikėja vis dažniau kvestionuoja. Argumentus prieš normatyvinę grožio ir meno sampratą išsakė Mikolaitis Putinas. Meno esmė neturi būti siejama su grožiu, nes grožio sampratos istoriškai tinka, todėl apibrėžti meno esmę remiantis
formos savybėmis yra klaidinga. Mykolaitis Putinas apibrėžia meno kūrybos sąvoką, sukuriama kažkas visiškai nauja, atsiranda tai, ko nėra buvę jokiame pasaulio pavidale. Meno specifikai vardus kaip kūryba, būtinai teko griebtis neįtikinančio aiškinimo, esą moksle nėra kūrybos, yra vien esamos medžiagos tvarkymas. Putinas net nebandė atsakyti į aštą argumentą, kad matematikos kūrybiškumas nekėlė abejonių didesnio filosofo. Ir ne tik. Jakštas iškėlė Putino sampratos net nuoseklumą. Ji neimplikuoja vertingo meno skirties nuo menkaverčio, cituoja Jakštą. Putinas tyliai pripažįsta kūrybos termino neužtektinumą ar neaiškumą, nes jis čia pat pakeičia kitų būtent didelių dvasios pakilimų, bet šis pakilimas, įkvėpimas yra aiškesnis ir apčiuopiamesnis už senąjį Mykolaičio Putino pašalinamą grožį. Aš abejoju. Jakštas pagrįstai tvirtino, kad meno kaip grožio kūrybos apibrėžimas yra nuoseklus, o Putino teorinė konstruktai laiko kritikos. 4 dešimtmetyje Lietuvoje plito katalikybės atsinaujinimo sąjūdis. Šiame kontekste, apžvelgiant neotomistinę estetiką, reikėtų kalbėti apie Joną Grinių, Kauno universitete dėsčiusį estetiką, jo knygą Grožis ir menas 28 metai, bei meno kritikos straipsnius. Grinius ėmėsi susieti neoskolastinę tradiciją su teorijomis, kuriuose svarbiausia vieta skiriama estetinio suvokimo pobūdžiai bei kūrybos psichologijai. Juose vadovautasi meno kaip intuityvaus pažinimo samprata. Tokiame pažinime dalyvauja intelektas ir jūslės draugė. Čia esmė neatsiejama nuo laiko. Ir vėl intuityviame pažinime. Intelektas mato esmę esybėje daikte. Grinius cituoja Mariteno. Intelektui neužtenka tarpų. Elnių žingsnis po žingsnio. Intelektui netenka tarpų. Elnių žingsnis po žingsnio eiti prie gyvojo vandens šaltinio. Intelektui nelieka nieko daugiau, kaip gerti, ir jis geria esybę šviesą, kuri jam yra staiga duota pačiame justinėme daikte, kurį jis vykdė. Aptardamas grožio objektyvinį atžvilgių, Grinius remiasi Šalkauskiu, taigi forma suorganizuoja medžiagą, estetinis pažinimas atsiremdamas į daikto formą, atsiremia draugė jo esmę arba idėją. Iš prancūzų neokatalikų veikalų jis perėmė vadinamosios integralinės estetikos idėjas, jos taip pat reflektavo visas keliones. Tai idėjos apie menininko santykį su pasauliu, kuris turėtų būti pagrįstas meilė visai tikrovei, žmogui ir gamtai dėl jų savaitinio vertinimo. O menas turi gali nujausti už regimos tikrovės esant dvasinę tikrovę. Grinius bandė išvengti objektyvistinį grožio traktuotę būdingo amžinų neistoriškų grožio normų tvirtinimo. Taigi, Jakšto propaguota klasikinė suidealinta gražybė yra tik viena iš grožio apraiškų, nes žmogus yra tokia komplikuota būtybė, kuriai malonu ne tik olimpinė kontempliacija žadinantieji objektai, bet taip pat leidžiantieji pajusti įvairų skausmą, vidaus disharmoniją ir netilų. Pasak Griniaus, klasikinės grožio sampratos laikai praėjo, taip pat ir tikrovėje imituojančio realizmo, taigi šiuolaikinis menininkas laisvas nepaisyti, cituoju, nutolimo nuo gyvenimo realybės ir nuo pirmavaizdiško idealo, nes turi laisvę stilizuoti tikrovės pavyzdžius. Kas nusakoma žodžiu stilizavimas, aiškiai iš Griniaus samprotavimų, kuris grindė neotomistiniu teiginiu, kad žmogus negali sukurti naujų substancinių formų. Todėl menininkui privalu naudotis Dievo sukurtos aplinkos formomis, jas tik pakeičiant, bet tik tiek, kad liktų pažįstamos. Ir tam būtinas konkretumas, materialus daiktiškumas ir neleistinas abstraktumas bei schematiškumas. Todėl ekspresionizmas, kubizmas, konstruktyvizmas pateko tarp nepriimtinų meno spalvų. Taigi Griniaus meno samprata yra normatyvinė, kaip ir ankstesnė lietuvių neotomistinė estetika. Lietuvių katalikiškoji estetika meninės vertybės ribas praplėtė tiek, kad aprėptų nuosaikų modernizmą, tai yra neoimpresionizmą, neorealizmą. Ką tai reiškia meno kritikoje? Meno proceso orientavimą. Daug pasakantis yra Griniaus straipsnio pavadinimas žudančios abstrakcijos mene 24 metai. Jame samprotaujama, kad liaudies meno primityvizmą lėmė nesugebėjimas pavaizduoti kitaip, o modernistai yra pseudo primityvistai, kurie subarbatina meną pateisinti, sugalvoja gražias teorijas.
Dešimtmečio antroje pusėje lietuvių dailėje prasidėjo modernizmo atoslūgis, tuo tarpu Vilnius, katalikiška kultūros žurnalo židinys, redaktorius literatūros kritikas rašantis apie dailę, vis dar kovoja su liguistų meno krypčių sekėjais. 38 metų rudens dailės parodos recenzijoje jis priekaištavo jaunajai kartai už modernizmo dogmų laikymąsi. Tai esą potripio drąsos išaukštinimas ir tamsios niūrios spalvos šitų nuomenį ekspresionistų produktus. Keliuotis, kuris visgi nebuvo nuoseklus neotomizmo perėmėjus, kur kas lanksčiau už jų žvelgė į modernizmo recepcijos ir kultūrinę klausimą. Skatino pasinaudoti modernizmo stilistiniais kodais ir atsigręžti tradicinį ikonografiją. To teoriškai pildė neotradicionalizmą ir atliepė lietuvių dailės raidos poreikius ir teikė slavų neokatalikiškojo kultūrinio sąjūdžio autoritetų paremtą palaikymą perspektyvioms lietuvių dailės pajėgoms. Apibūdindama neotomistinės estetikos vaidmenį, sakyčiau, vieną. Turėjo nuopelnų įtraukiant į kultūros diskursą fundamentalias estetikos temas ir tapo paskata teorinėms politikos amžiams. Iš jos eksplikuojami meno vertingumo kriterijai, net